Esame Krekenavoje. Kokio Krekena? Taigi esame Kretingoje ir čia lankome labai gudrę 12-okę Gretą. Tu gali neklikinti, man trukdo. Esame Kretingoje ir čia lankome labai vieną gudrę 12-okę Gretą. Kuri? Pamiršau, ką sakyti. Taigi esame Kretingoje šalia Jurgio Pabrėžos vidurinės gimnazijos. Taigi esame Kretingoje šalia Jurgio Pabrėžos gimnazijos, kur mokosi labai gudri 11-okė Greta. Jinai 12-okė. Ko tu tyli? Kretinga. Greta, Jurgio Pabrėžos gimnazija, 12-okė, berods. Greta, na Greta, kokia tu? Aš esu Greta, mokusi Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijoje, esu 12-okė, baiginėju mokyklą, kaip savaime aišku, ruošiuosi egzaminams, planuoju ateitį. Kas toje ateityje planuojas? Ateitį dabar viskas atrodo miglota, nes dar sunku suprasti, ko pati noriu. Reikia pagalvoti, kur stoti, jeigu nepavyks, tai kur gyventi, kur išvažiuoti, kur dirbti arba nieko neveikti. Yra labai kūrybinga ir į pasaulį tikrai žvelgia kažkiek kitomis akimis. Kokiomis? Ne kaip visi žmonės. Niekada neprisitaiko prie masės, visada turi išsiskirti ir tas labai žavėja. Iš tikrųjų labai super, kad yra įvairia pusė asmenybė, nes yra ne tik moksluose, bet ir mene labai daug ko pasiekus. Ji viską mato savai ir viską daro savai. Taip kaip ji nori, taip kaip jai patinka. Manau, kad Greta yra labai gabi, labai meniškos sielos, bet pakankamai racionali. Jinai greitai priima sprendimus ir nebijo gyvenimo iššūkių. Manau, kad jinai gyvenime tikrai suras savo vietą ir jinai bus labai laiminga. Ir manau, kad savo gyvenimą jinai susijęs būtent su menu. Tikrai menininkė bus, čia jau 100%, nežinau kokios srities. Ji bus dizainerė, nes ji nori ją būti. Jeigu jinai nori, Greta bus. Aišku bus. Prie meno esi, kaip supratau. Taip, fotografuoju su paprastu fotoaparatu skaitmeniniu, nieko ypatingo neturiu kol kas. Tiesiog ką pamatau gražaus, tai nepraleidžiu progos nutraukti. Piešiu, kai norisi, kai reikia. Kam dailės mokytojas sieną išpaišėjai? Leido šiek tiek pasireikšti mano geriausiai draugiai šiek tiek neryškiai, tai pasireiškiam. Lankai muzikos mokyklą gal kokią? Dabar nelankau, bet lankiau 7 metus choreografiją ir šalia pianiną. O baigusi muzikos mokyklą prisimeni fortepijoną? Fortepijoną ten buvo nedaug, nes pagrindinė specialybė buvo choreografija, tačiau prisimenu ir dabar kūrinius, kuriuos noriu mokytis, išmokstu pati. Mokytoja, kokie būtų patarimai jai? Pasitikėti savimi ir dar kartą savimi. Ir manau, viskas bus gerai. 1, 2, 3, Greta pavarys! Na, aš esu Justas Laužadis iš Rokiškio, mokusi čia, Romuvos gimnazijoje. Laisvalaikiu žaidžiu krepšinį, mėgstu piešti, prie kompiuterio sėdėti kaip ir visi jaunuoliai. Dar lankau papildomai itin gabių moksleivių ugdymo mokyklą Fizikos Olimpas Vilniuje, Vilniaus universitete. O kaip tu vaikštai į mokyklą Vilniuje, jeigu gyveni Rokišky? Sesijos metu išvažiuojam į Vilnių ir gyvenam bendrabutį ir mokomės vieną savaitę. Tai, kaip supratau, fizika tavo mėgstamiausias mokslas? Taip, fizika. Na, Justas yra draugiškas, linksmas, iš tikrųjų mėgsta pasinervuoti ir aš manau, jeigu jis nesusinervuos, jam labai gerai pasiseks. Kaip čia dabar mėgsta pasinervuoti, dėl ko? Na, jeigu jam kai kas nepasiseka ar neišeina, jis labai susikrimta. Tada jį geriau palikti vieną. Manau, taip. Taip pat yra labai atsakingas, visada padeda, jį visada galima kreiptis pagalbos. Būtent toks yra Justas, jisai ir mokosi, ir nepamiršta draugų, visą laiką pasiryžęs padėti, pagelbėti. Man tai Justas labai daug metų buvo labai geras konkurentas, bet Justas labai stipriai mane aplenkė ir dabar aš nebesugebu su juo konkuruoti. Na, dar sportą kai kada dar galim šiek tiek pasirinkti, bet jau mokslė, tai viskas jau. Matau, ašaros akyse kaupės. Labai skaudi tema, bet šiai laidai galima pašnekėti. Jo, čia mūsų tokia laida atvirumo. Kalbinam Justo mamą ir mokytoją. Na, koks tas Justas? Labai šaunus Justas mokinys, labai gerą atmintį turi, gerą loginį mąstymą. Darbštus jisai, kurį dalyką mokosi, tą dalyką mokosi labai gerai. Jam ilgai prie pamokų sėdėti nereikia, nėra knygų graužikas.
nes ir pasportuoti mėgsta, ir su broliais paišdykauti, ir draugams laiko skirti turi. Koks jis vat namie, ar padeda mamai tvarkytis? Jis mano dešinioji ranka pagalbininkas ir kada jau išvažiuos, tai tikrai man pasijaus. O kur išvažiuos? Kuo jis norėtų būti, kuo jis galėtų būti? Jisai, kaip nebūtų keista, nori studijuoti Lietuvoje ir jisai nori būti fizikas, lanko papildomą mokyklą gabiesiam fizikam Olimpą prie universiteto, tai ten nori studijuoti. Čia jau labai gražiai šoki. Ne, nešokai, tik tai ruošiamės paskutiniam skambučiui, dabar šokam valsą, bet šiaip, nešokai. Gerai, pakalbam apie krepšinį. Lankai kažkokias treniruotės? Taip, krepšinį lankau, jau 10 metus einu treniruotės. Gal žaidžiu už Rokiškio kokią komandą? Taip, žaidžiu už sporto mokyklą ir taip pat už vyrų komandą. Rokiškio, Rospo vadinasi. Kaip sekas? Gerai. Tai kažkaip planuoja gal sėti savo ateitį su krepšiniu, ar ne? Manau, kad ne. Greičiausiai linksiu prie mokslo. Ko palinkėsi savo priešininkams? Sėkmės. Prašau. Prireiks.